Įsitikinimai apie pinigus susidaro iš 3 lygių – praeities, dabarties ir ateities. Praeities tai yra tai, kurioje šeimoje jūs augote. Kiek jie uždirbo, kiek jie sau leido, ką jie galvojo apie turtingesnius žmonės ir kaip jie elgdavosi, jeigu gaudavo didesnę sumą pinigų. Ir esminis klausimas, ar jums pavyko perlipti jų lygį, ar jums pavyko dabar uždirbti daugiau, negu uždirba jie tada. Antras lygis, tai čia yra mūsų savivertė. Kiek mes vertinam save, kiek mes pakovojam už savo atlygį ir kaip mes sugebam save pateikti. Ne? Tai čia yra savivertės lygis, dabartinis. Ateities įsitikinimai susidaro iš to, ką mes galvojam apie žmonės, kurie uždirba daugiau negu mes. Ar jie yra sukčiai, ne? Ar jie yra melagiai, ar jie yra šaunuoliai, kurie sugebėjo parduoti savo paslaugas, sugalvoti, kuom prekiauti ir uždirbti daugiau negu vidutinis, ir uždirbti daugiau negu uždirbat jūs. Tai iš to susidaro įsitikinimai apie pinigus.